Ką biškį bandom, matom padarėm ventiliatoriaus tokį dangtį, kad pūstų tiesiai. Ir aišku, temperatūra kyla dabar daug greičiau. Tai matome, turime beveik 2 minutės ir jau 7 laipsnių. Tai sakyčiau, daug greičiau negu prieš tai. Tai aišku, biškį palauksim, pasižiūrėsim. To dar dangčio, kaip sakant, neištobulinom, paskui padarysim taip, kaip priklauso, apvaliai gražiai, kad skleistų per visą ir nebūtų taip plačiai. Tai kol kas laikinai taip, o kol kas ir taip puikiai veikia. Tai matom, rėlės kol kas veikia stabiliai. Tai pažiūrėsim, nuo kokios temperatūros jos pradeda, kaip sakant, pūliuoti. Tai matom, netoli 3 minučių jau 100 laipsnių. Tai sakyčiau, ventiliatorius tikrai pagerino ant daug daugiau, bet aišku, jeigu pradės rėlė mirgėt, tai reiškia, kad mūsų valdymo pultas įjungia, nepalaiko ištisos srovės tam, kad apsaugoti teną. Tai tenas matom raudonas, bet manyčiau, kaip užkelsim temperatūrą, jinai taip staigiai nekrenta, po to tai atjunginėti, išiminėti nereikia. Tai aišku, reikia surasti tą settingą, kuris tai reguliuoja, aišku, įsiaiškinsim. Na, 125 dar neflikina, reiškia, yra kažkur tai kažkoks tai tam tikras karštis. 4 minutės, 102 laipsnių, beveik 103, tai jau nėra blogai. Aišku, ventiliatorius, jeigu efektyvumą kažkaip net dujų stačius, kad pūstų, tokiu būdu mūsų karštis būtų paskleistas daug greičiau. Ir aišku, atsižvelgsime tai. Turime beveik 5 minutės ir 100 laipsnių. Kol kas nemirksi, viskas tvarkoja. Na ir 105 laipsniai riba, matom, pradeda išjunginėti, atjunginėti. Tai būtent tą settingą reikia ir surasti, todėl kad tokiu būdu yra daug sunkiau užkelt. Matom, lempa mirga ir flipina. Tai matom, netgi čia out-in įjungia, išjungia. Ir tą reiks mums įsiaiškinti. Aišku, kyla, nekyla tik taip, kaip norėtus. 105 laipsnių yra lydimosi temperatūra, realiai jau detalė lydosi tokiu karščiu dauguma. Ir dar, kaip matom, 4 minutės 3-6 sekundės likia iki 10 minučių, čia tiek nustatyta. Tai aišku, tas flikinimas sustabdo šiek tiek keitimą. Kyla, bet aišku, būtinai reikia įsiaiškinti settingą. Tai sakyčiau, visų atžvilgių stiklas tik tai kuris karštas, daugiau viskas yra šalta, tai tikrai neblogai. Ir matome beveik 106 laipsnių, jau nėra blogai. Manyčiau, tęsime tos bandymus kitą dieną, kadangi tas flipinimas. Ir matom, 4 minutės lygia laiko, 106, bet sustojo būtent nuo 1.45, kai pradėjo mirksėti, tai daug lėčiau pradėjo kilti temperatūra. Tai vakar biškį padarėm testavimą su senu fenu, ventiliatorium tiksliau, uždėjom skardą laikiną, kokią radom. Tai šiandieną tikrai pasitobulinu, šiandieną susiradau daug stipresnį ventiliatorių, kuris buvo orkaitėj kitoj ir jisai pučia tikrai daug galingiau. Tai pabandysiu taisyti šitą ir plus padarysim normalų dangtį, taip kad pūstų gan plačiai per fenus ir skleistų karštį. Tai pažiūrėsim, kas mums gausis. Modifikavome mūsų ventiliatorių, įdėjom kitą variklį, tai matome tokį dangtį uždėjom ir dabar taisyklingiau pasiskirsto, tai iš aukščiau taip atrodo. Ir dabar pabandymui įjungsim, parodysim, kaip jisai neša. Tai pridedu popierių ir matom, iš vienos pusės traukia, iš kitur pučia praktiškai. Tai atrodo, kad traukimas iš vidaus yra, iš išorės išpūtimas yra, į kitą pusę matome. Tai iš vidurio traukia ir iš krašto išpučia, tai taip kaip ir ventiliatorius sukurtas, tai karštį trauks ir pūs, tai žiūrėsim, kaip jisai greit vienodai pasiskleis. Aišku, pastatyti orkaitę didelę, tai reikalinga dar apgalvoti, koks naudojimas bus, ką jūs darysit ir jūsų kasdieninius darbus. Tai mano atžvilgiu aš pilną turi orkaitės, galbūt panaudosiu kokius 5%, kad tokią didelę detalę kaitinti. Dauguma mano detalių būna tokių mažų vidutinių dydžių. Tai ką padariau aš, kaip ir minėjau, pertvarą. Tai matom biškį mažiau negu pusę, bet pertvara yra. Tai ką tai reiškia? Įdėjus būtent keli varžtai padariau ir įdėjus mūsų pertvarą, mūsų tūris sumažėja čiut ne per pusę. Ir vėlgi matom sukonstruota daug įvairaus kabinimo. Tada užgermėtinta, nebijokit naudoti folinės juostelės, aišku, kad tik tai būtų jinai galinga, gera. Tai faktas tas, kad čia bus mano pats pagrindinis, ko gero, tūris, kurį aš naudosiu.
Tai man nereikės tos naminės orkaitės, kurie nam garaže senam ir viskas bus vykdoma čia. Tai matom, sensorių laikinai perdėjau, nupirksiu antrą sensorių ir padarysiu ant jungiklio perjungti vieną kitą sensorių, kurį reikės. Tai priklausomai nuo kiek naudosi, tai galima bus kontroliuoti su 2 sensoriais. Ir dar reikės tik tai įsidėti lempą, viršui lempa yra, turim dar vieną atsarginę, taipogi apačioj. Tai ką, manau, galim pabandyti, kaip šito mažesnio tūrio keitimas visas vyks. Pradėti sujunginėti viską ir aišku, nuimsim laiką. Na ir lauksim, žiūrėsim, kaip mažesnis tūris kais. Aišku, yra šiek tiek tarpo tarp stiklo ir čia, dar galima kažkokią gumą padaryti, karščio atsparę, bet iš esmės bus įdomu pasižiūrėti. Jau esu minėjęs, jeigu kokių 2 sluoksnių dar išklijuotumėm folijoje perlenkę kokių 2 sluoksnių, tai tu sutaupytumėm dar daugiau energijos, kadangi 2 folija neduoda karščių įsigerti į metalą pereiti taip greitai. Tai visas karštis daug greičiau cirkuliuoja ir yra išbandytas variantas. Na, matom, tenai pradėjo raudonuoti. Aišku, trūksta lempos, viršui gražiai lempa, o apačioj, nieko, savaitgalį dėsim. Tai kol kas minutė, turim 40 laipsnių. Bet, sakyčiau, temperatūra kyla daug greičiau, kadangi tūris sumažėjęs. Tai turėtų būti per pusę greičiau. Dar ko tik nepadariau, neuždėjau tarp skardos ir mūsų tvirtinimo silo, tai dar reikės kažką sudėti tam, kad užgermėti normaliai. Bet šiaip tai tarpų labai nėra, tik tai čia biškai tarp stiklo. Na, 2 minutės ir 8-6 laipsniai, tai sakyčiau, nėra blogai. Vyksta tikrai daug greičiau, tai mum 95% naudosim tokio tūrio, pusę tūrio, tai manau viskas bus tvarkoj. 3,5 minutės 100 kem. Dar settingo nesuradom, nuo 100 kem 5 pradės išjunginėti trėlę, o jau pradėjo. Tai lempa net tada pradeda mirgėti. Tai šito settingo dar nesuradom ir reikės jį surasti. Tai sakyčiau neblogai, 100 pem 4 minutės, tai tikrai rezultatas neblogas. 5 minutės 100 šiam, tai manau dar kokios 2 minutės, tai tikrai tauposi bent kelios minutės jūsų energijos. Tai vėl, kaip minėjau, daugiau turbūt ir nevarysim šiandien, todėl kad savaitgalį bandysime kažką daryti tikro tam, kad neįkvoti energijos. Manau, testo atžvilgių pilnai to užtenka. Čia taipogi matom temperatūrą. Iš įdomu pažiūrėti, kiek energijos praėjo. Pažiūrėti karštis, 32 viršui, 31. Tai karščio tikrai praėjo, 130 matom šitą pusę. Tai taip yra įkaitimas, o viršui daug nepraėjo. Tai reiškia, viskas daug maž sandariai. Ir aišku, viskas pagal planą. Na ką, manyčiau, šiam testavimui tiek, tai matom, viskas tobulėja, viskas vyksta tikrai stabiliai. Tai nesinori veltui čia kaitinti orkaitės be jokių detalių, nes, kaip žinom, elektra nepigi šiais laikais. Tai ką darysime, kažką tai sugalvosim savaitgalį, ką mes galim iškaitinti, kokią detalę. Ir tada jau padarysim pilną procesą tam, kad neįkvoti energijos be reikalų. Ir plus iki savaitgalio gal dar ištobulinsim, padarysim pusę orkaitės. Ir tai mums duos daug santykių geresnį, taupumą ir panašiai mažom detalėm. Tai nepamirštam spausti laikus ir iki kito video.